Sveiki. Tai šiandien papasakosiu apie vieną iš privalomų, sakyčiau, dabar jau turėti, nes labai stipriai rekomenduojam. Tai yra Loopchain, Singing Rocko Loopchainas. Tai yra savisaugos priemonė. Ja šiek tiek lyginsiu su jo pačio produktu Daisy Chainu. Tai yra ten, kur kilpelės yra susiūtos. O čia kilpelės yra atskira kiekviena. Saugos ūsas Loopchainas, pagrindinis jo privalumas tai, kad jis išvengia pagrindinių rizikos elementų, kas gali būti su klasikiniu Daisy Chainu. Pagrinde tai susiję tai, kad jo konstrukcija padaryta iš atskirų kilpelių, kurios sertifikuotas 22 kN. Ir dėl to segantis į kiekvieną nepadarysi jokios klaidos ir visą laiką esi pilnoje apsaugoje. Klasikinėme Daisy Chaine tu gali trumpinti savo ūso ilgį, bet visada žinai, kad tai yra susiuvimai ir jų laikymas yra apie 3 kN. Tai reiškia, kad visada tu turi žinoti, kad jeigu yra pilna apkrova, tai šitoj vietoj gali trūkti, atitinkamai turi naudoti statinės jėgas, kabėti, o ne, kaip sakant, kristi, šokinėti ir taip toliau. Loopchainas, jis turi savo galą, kur yra tvirtinamas į apraišus. Vienas iš klasikinių Loopchaino tvirtinimo būdų, kaip ir visų, į pagrindinę kilpą ir prakišant. Bet yra galimybė irgi tvirtinti į kišant pro apraišų viršutinę ir apatinę kilpą, bet išvengiant suspaudimo. Jeigu su klasikinėmis kilpomis mes suspaudžiame apraišus, tai čia su Loopchainu gaunasi, kad šito išvengiam. Galime išvengti. Tai yra prakišant kilpelę čia ir tada prakišant visą tą kilpą čia. Ir tada jinai užsifiksuoja ir nespaudžia apraišų viršutinės apatinės kilpos. Nevyksta papildomų trinties situacijų. Šis tvirtinimo būdas reikalingas tam, kad mes paliktumėm pagrindinę kilpą kitiem prietaisams sekti. Kitas galas Loopchaino yra padarytas taip, kad siaura kilpelė tam, kad kai segame karabiną, jis tvirtai stovėtų ir laikytų jį pozicijoje. Galima naudoti ir gumeles, kurios dar labiau įtvirtina, ir atitinkamai labai paprastas yra reguliavimasis. Jeigu reikia trumpinti ilgį, tau reikia tiesiog prasekti pro kilpelę ir tvirtintis į tašką. Loopchaine patogu yra reguliuoti savo nusileidimo įtaiso vietą, atitinkamai įsegus į reikiamą kilpelę, tvirtinant virvę. Ir užsirišant čiupimo virvelę. Dar vienas momentas, dėl ko Loopchainas yra labai naudingas ir universalus dalykas, tai viena jo funkcija, kad jis gali ir tapti jūsų saugos stotele. Tai atitinkamai tvirtinant žemę ir jūs. Ja labai nesunku trumpinti, reguliuotis pagal kilpeles. Jeigu reikia. Loopchainas iš tikrųjų tikrai turi būti jūsų įrangos sąraše, vienas iš stipriai rekomenduojamų. Mes savo mokymuose jau sakome, kad tai yra vienas iš ūsų privalomų, nes tai pirmiausiai yra lengvas, neturintis trūkumų ir universalus
daiktas. Ir jau esam naudoję ne vienerius metus, asmeniškai aš esu naudojęs 8 metus ir jų dėvėjimasis nėra taip, kad jie susidėvi. Jeigu tvarkingai naudoji, tai gali naudoti labai ilgą laiką.